Interaktyvų sveikatingumo projektą Sveikesnė versija pristato žurnalas internete Gamtos grožio formulė ir ledo tirpsmo vanduo Melt Water. Ledinė vasaros naujiena. Praėjus 3 savaitėms geriausia naujiena yra ta, jog pagaliau turiu švaresnę odą. Pripratau prie sveiko maisto gaminimo ir dabar nebeatrodo kančia ruošti daržovės kitai dienai į darbą. Sulaukiu nemažai komplimentų iš vyriškių, kad puikiai atrodau. Nesijaučiu taip jau gerai atrodantį, bet jeigu taip sako. Turėjau laisvadienį, tai ir net keliaujant pavyko laikytis tinkamo mitybos režimo, tik suvalgiau šiek tiek daugiau saldumynų, nes atradau, kur gamina šakočius. Vakarienė dažniausiai daug laiko nelieka po visos dienos darbų, tai renkuosi salatas su liesa žuvimi. Lęšius, kiaušinius, vištieną. Man atrodo, kad aš biškį padauginu baltymų. Kiaušiniai arba varškė ir kalnas riešutų, reikia nepersitempti. Pasikonsultavusi su sporto gydytoju, sužinojau, jog bėgimą man reikėtų iškeisti į grupinės treniruotės. Tai ir pradėjau daryti. Sporto gydytojas pasakė, kad reikia man mažinti krūvius, tas nuliūdino, nes kažkaip buvau pradėjęs sportuoti nemažai, bet kaip nors. Iš tikrųjų, tai žiauriai sunku stovėti prieš kamerą, nes po 3 dienų pertraukos vakar prabėgau. Tai daugiau čia ir nėra ką pasakyti, skauda. Vytautas pasitraukė iš projekto. Juokauja, jisai treniruotėj, tai jam su sportu sekas geriau negu man. Jeigu iš pradžių maniau, kad geriausiai sekasi man, tai dabar supratau, kad ir kitiems dalyviams tikrai neblogai einasi. Jaučiuosi žiauriai gerai. Aš labai stebiuosi, kad mes šiandien vienas dar smarkiai nepalūžom, tik su tokiais mažais nukrypimais. Tai you go, chebra, ir mane palaikykit gerai.